Sveikos visos, sveikinuosi, žinokit, su jum tik tai vakare, kadangi tik dabar prisiruošiau atsidaryti savo advento kalendorius. O dabar turim be 10:09. Tai užsivėlinau šiandieną, tai tikriausiai video vėl bus ganėtinai trumpas. Bet žinokit, darbe turėjau daug darbų. Po to namuose šiek tiek darbų turėjau, kaip ir minėjau jau anksčiau. Ruošiamės pradėti, kažkoks plaukas moheros turbūt anosis. Kaip jau ir minėjau, ruošiamės pradėti statybas apačioj, tai šiek tiek dėjau daiktus į dėžes ten. O tada, žinokit, mesgiau antrą rankovę, kadangi šiandien, kaip irgi turėjot matyti, gavau Tilijos papildymo. Tai rankovės dabar jau turiu abi, iki vakar dienos viskas yra sumegzta pilnai. Tai liko tik tai šiandienos sruogą atsidaryti ir ją sumegzt, bet šiandieną tik tai 4 eilės turiu. Tai tikriausiai šiandien jau nepavyks visko sumegzt, bet rytoj, manau, viskas turėtų susivienodinti. Tai va, atsidarom advento kalendorių, šiandien 19 diena. Tikiuosi, jūsų dienos eina lengvai ir greitai. Nesate užsisukusios tame kalėdinime šurmuly ir toj panikoj parduotuviniai, kurią dažnai visos tos dovanos suteikia. Šiandienos Barbė yra Boohoo Barbie. Ir pažiūrėsim, kokia spalva. Manau, kad bus kažkas vėlgi susijusio su oranžinė spalva. Bet galbūt klystu ir vėl grįšim į ryškiai rožinis. Tai niekada negali žinot. Ne. Liekam persikinėse spalvose su speckles, kaip matote. Aš jau buvau pasiilgus šitų visų speckles ir galvojau, kadagi vėl sulauksime jų kalendoriuje. Tai vat, tokia šiandienos spalva. Taipogi turim ir šį advento kalendorių. Ir irgi dar atsidarysim Ramzio ir Tobio advento kalendorius. 19 diena yra čia. Šita dėžutė kažkaip nuo pradžių taip ir neužsidarė, tai pagaliau pažiūrėsim, kasgi ten yra viduje. Kažkaip aš jau po truputį, žinokit, pradedu jausti vlogmas pabaigą. Tai iš vienos pusės man labai džiugu, kad baigėsi. Iš kitos pusės galbūt liūdna, nes neturėsit ką žiūrėti kiekvieną dieną. Bet pastebėjau, kad į vlogmas pabaigą paskutinės porą dienų visos kažkaip nurimot. Tai nežinau, ar čia tiesiog, kad neturit laiko, ar tikrai nebeturi žmonės tiek daug laiko, ar nežiūrėtų tų video. Bet šiandieną turiu veido kaukę. Tai yra Purifying Pink Clay Detox Mask. Tai rožinio molio. Palaikyti 10-15 minučių ir nuplaut. Tai labai fainai, mėgstu aš veido kaukės užsidėt. Vėl uždaryta, bet net per čia jaučiu, kad kvepia ganėtinai skaniai. Tai Emma Hardy tikrai yra girdėtas brandas, bet aš asmeniškai nesu jo išbandžius. Tai bus labai fainai užsidėt, galbūt pagaliau kurią dieną galėsiu užsidegti žvakutę, kurią gavau su advento kalendorium.
įsipilti taurę vyno, užsidėti kaukę ir tiesiog pailsėti, kadangi visas šitas kalėdinis periodas darbe prieš užsidarimą, tai tikrai toksai jėgų reikalaujantis. Tai tikrai norėtųsi tiesiog šiek tiek atsipūst. Tai vat galbūt rytoj arba savaitgalį tikrai išbandysiu. Tai vat. O dabar atsidarykim Tobiuko advento kalendorių. Ramzis, žinokit, miega. Tai jeigu jisai atsikels, tai atsikels. O jeigu ne, o jeigu ne, tai nebus taip. Taip, ateik čia. Ateik. Tu viską uždengi. Eik va ten, va. Ateik čia. Ateik. 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 Sėdėk. Gražiai. Taip. Atiduodam Tobiukui. Kadangi jisai čia buvo pirmas, o dabar Ramzis. Ir eisim sukti siūlų. Nepamesk sausainių. Ką tu man čia su tom rankom vadovauji? Vadovaujasi man. Viskas. Šiandien tik tiek. Nu, viskas. Viskas. Advento kalendorius atsidarėm. Einam dabar sukti siūlų. Kalbant apie siūlų sukimą, nežinau, ar esu jau šitą temą savo vlogmas palietus, bet aš, kai atradau visus šitus siūlus ir visą va šitą faktą, kad juos reikia prieš pradedant megzti susisukti, nusipirkau tiesiog suktuką, siūlų suktuką, aš to jį parodysiu, kurį tikriausiai tikrai turite daugelis. Tai būtent va tokį va. Tikiuosi fokusuoja. Va. Tai čia yra vienas iš tų tikrai nebrangių, randamų ir AliExpress'e, man atrodo, visur siūlų suktukų. Nu ir nežinau, ar jūs dabar sutiksite su manim, bet man jisai labai neestetiškas. Jisai tikrai nėra iš tų, kurie gražiai atrodytų va taip padėti, ar ne, ant spintelės, tarkim. Tai žinokit, ką padariau. Nusipirkau ar gavau dovanų, dabar jau nepamenu, gal ir dovanų gavau. Knit Pro medinį suktuką. Tai aš jį tuo irgi parodysiu. Vat šį. Nežinau, ar jūs dabar gerai matot, bet čia yra tas Knit Pro siūlų suktukas, kuris, na, bent jau man tikrai atrodo daug estetiškiau ir gražiau ant lentynos, ar ne? Nu, kaip ir dekoracija gaunasi, kai nenaudojam, kadangi aš taip aktyviai siūlus suku tik tai per vlogmas, šiaip advento metu, kada kiekvieną dieną gaunu sruogelę, kurią reikia susisukti. Tai šitie visi suktukai pas mane dažniausiai vis dėlto stovi ant lentynos. Daugiausiai, ar ne? Žinokit, va šitas, jeigu jūs kada jį pamatysit, tai praeikit nežinau kokios kilometro spindulių, kadangi jisai yra visiškai niekam tikęs.
Ir aš turėdama vat šį gražų, daug brangesnį siūlų suktuką, žinokit, siūlus iki šiol suku būtent su tuo rodytų prieš tai. Kadangi šitas, aš nežinau, kas su juo yra negerai, bet jisai taip košmariškai susuka sruogą siūlų. Pusė lieka čia, pusė čia, žodžiu, konkretų balaganą padarė, tai ko aš tik tai neišbandžiau. Ir įtempus laikiau. Ir būtent šitą skėtį siūlų toliau stačiau. Kaip aš tik nebandžiau sukti. Tada jisai pas mane kokius 9 mėnesius prastovėjo va taip gražiai ant lentynos, kad aš jam suteikiau antrą šansą. Ir antrą šansą jisai vėlgi neišlaikė ir žinokit, toliau stovi pas mane tiesiog padėtas gražiai, kadangi jisai, siaubingai suka sruogas. Tiesiog neįmanoma naudoti. Nes kiek kartų aš bandžiau sukti siūlus su šiuo, viskas pasibaigdavo tuo, kad aš tiesiog persisukdavau ją vėlgi. Ramzi, viskas gerai. Atsikėlė ir nesąmonės darai. Jo, tai viskas pasibaigdavo tuo, kad persisukdavau siūlus atgal iš naujo vėl su tuo prieš tai rodytų. Tai va, toks tipsas apie siūlų suktukus visus šitus jums šiandieną nuo manęs. Tai va. O dabar, kol Ramzis neišvartė man eglutės, einu sukti siūlų. Dar prisiminiau, kad buvo klausimas apie būtent šį megztuką, į kurį aš neatsakiau, kai dariau atsakymus į klausimus video. Tai viena mergina klausė, kaip nešiojasi būtent Drops Air siūlas. Aišku, dabar turime daug susidomėjimo. Tai va. Tai žinokit, sakyčiau, kad Drops Air, šitas būtent megztukas labai gerai nešiojasi, kadangi jis yra vienas iš mano tokių labiausiai nešiojamų megztinių. Ir aš manau, kad aš dar jį tikrai megzčiau šiek tiek kitokios spalvos, kadangi, jisai labai gražiai atrodo ir vat, būtent šita detalė tikrai priduoda jam didelį žavesį. Tai čia yra, žinokit, nemokamas aprašymas, kurį radau Drops puslapyje. Ar dabar, žinokit, nepasakysiu, kaip vadinasi tas jų puslapis, bet jeigu ką nors domina, tai parašykit komentarą, tikrai atsiųsiu linką. O gal po kažkurio podcastu, kur šitą megztuką rodžiau, rastumėte tą aprašymą. Tai nešiojimo klausimų, man atrodo, kad jisai, žinokit, nešiojasi labai gerai, kadangi, kaip jau ir sakiau, aš jį labai dažnai nešioju. Ir, žinoma, kažkiek pasiburbuliavimo yra, bet aš prisipažinsiu, kad labai senai su tuo tokiu, kaip pasakyti, skustuku, mezginių tą mašinėlę prasėjau tikrai jau ganėtinai senai. O nešioju aš jį tikrai dažnai, aišku, rankogaliuose yra šiek tiek daugiau pasiburbuliavimo. Ką dar norėčiau paminėti apie Drops Air siūlą. Jisai klaikiai prastai laiko va šitas atnaras visas. Tai aš Drops Air šitus siūlus bandžiau megztis savo anksčiau šią savaitę dėvėtą suknelę. Ir tai atrodė tragiškai blogai. Tai vat būtent visos šitos atnaros, jos labai nesilaiko iš šio siūlo.
bet lygiam megztiniui, va tokiam va lygiam raštui, megztukas gausis tikrai labai švelnus ir, manau, tikrai bus labai nešiojamas. Tai vat, skalbėsi jisai irgi visai, žinokit, lengvai ir paprastai, sakyčiau, nėra iš tų labai sunkiai prižiūrimų, tik tai reikia labai su juo atsargiai išplovus per daug netampyti. Kadangi būtent šį megztuką aš mezgiau gan tikrai dideliu numeriu virbalų, kad jisai toksai orinis toksai gautųsi, minkštas ir pūkuotas. Tai jo, jeigu jį labai pradėsi šlapę tasyt, tai jisai tikrai, manau, visas žymiai padidėtų tiek iš ilgio, tiek iš pločio. Tai jo, su šitu siūlu pabaigus megzti reikia šiek tiek atsargiau elgtis. Bet šiaip iš esmės siūlas, sakyčiau, yra labai geras ir labai malonus nešiot. Tai jo, Drops Air aš tikrai nenurašau, kaip sakiau, turiu dar tokių šviesiai melsvų siūlų. Tai arba šį iš naujo megsiu, arba, man atrodo, buvau prieš tai nusižiūrėjus šiek tiek kitokį megztinį. Tai jo, tikrai labai gražus. Ir būtent va šitas modelis man labai labai patiko. Bet čia jau tikrai paskutinis klausimas buvo ir atsiprašau, kad prieš tai pamiršau, bet tikiuosi atsakiau į jūsų klausimą. Tabiukai patogus megztukas. Minkšta gerai, ne? Va, jum ir vertinimas nuo Tobio. Siūlai tikrai nekanda. O aš su jumis atsisveikinu čia ir susitiksime rytoj. Nepamirškit rasti laiko pamegzt ir nepasimeskite visame šitame kalėdinėme chaose ir dovanų pirkimo šurmuly. Iki.